Sveiki visi ir mes toliau keliam aktualias prekeiviams temas. Šiandien aš nusprendžiau pakelti temą, kurią pavadinau 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą, lygiagrečiai užsiimant prekybą. Visada naujokams sakau, negalima šokti į prekybą stačia galva. Visi patyrę prekeiviai pasakys jums tą patį. Savame suprantama kyla klausimas, kaip viską suspėti. Kaip įmanoma lygiagrečiai daryti viską iškart. Tarkim, esat labai užimtas verslininkas arba dirbate darbe, kur daug nuo jūsų priklauso, arba dažnai tenka daryti viršvalandžius. Kaip ir kur surasti laiko prekybai, jei paroje yra tik 24 valandos? Kur surasti to laiko informacijos nagrinėjimui, mokymuisi? Aš pastoviai sakau, jei neturite susikūrę savo prekybos veiksmų algoritmo, į realią prekybą net nėra prasmės kojos kelti. Tam, kad mokėt pasigaminti savo prekybos veiksmų algoritmą, tai reikia praleisti pro save tonas informacijos ir žinių, surūšiuoti jas visas. Kur surasti visam tam dalykui laiko? O šeima, vaikai? Ką pasakys antroji pusė? Gerai, jei antroji pusė supras jūsų ambicijas ir kentės kokius 5 metus, kol jūs tapsite finansiniu magnatu. O jei nesupras, o jei jau praėjo 2 metai ir jį po biškį pradeda jau kantrybę prarasti. O vaikai, juk jiems dėmesį reikia skirti, laiką. Ką jums pasakys jūsų užaugęs vaikas, kai nemažą jo vaikystės dalį, apie 3-4 metus, jis matė jūs kaip kokią dekoraciją pastoviai spoksančią į vis tuos pačius grafikus. Tai kur surast laiko? Kaip tai šis įmanoma? Aš pasidalinsiu su jumis savo mažytę paslaptim. Galbūt kažkam iš jūsų tai nebus naujiena ir pasakysit man, Ameriką atradai, bet aš kažkada turėjau būtent tokią problemą ir man ją reikėjo nedelsiant spręsti. Kitaip rizikavau paaukoti žymiai daugiau nei pinigai ir asmeninis laikas. Todėl, jei šis mano video padės bent vienam žmogui, aš savo tikslą jau būsiu pasiekęs. O gal kažkas iš jūsų žinote kažkokį savo būdą, kaip spręsti aukščiau įvardintą problemą. Tai kviečiu jūs pasidalinti savo mintim šio video komentaruose. Aišku, galima būtų prisiskaityti apie visokiausias time managemento technikas ir triukus, tačiau apie tai prirašyta ir perrašyta begalė knygų. Suvedus į Google paiešką time management arba laiko valdymas, jūs surasite visą eilę knygų ir aš tikrai patariu tai padaryti. Tačiau dabar mums reikia surasti būdą, kaip savo užimtoje darbotvarkėje surasti laiko naujam užsiėmimui. Aš dabar nubražysiu jums tokią mini schemutę, kurią galima pritaikyti turbūt bet kokiam užsiėmimui, bet kokiai gyvenimo situacijai arba veiksmui. Už pavyzdį paimkim, tarkim, ofiso darbuotoją arba geriau pardavimų vadybininko dienotvarkės pavyzdį, ne? Iš ko susideda jo gyvenimas kompanijoje? Arba, taip sakant, jo užsiėmimai, jo darbas, iš ko susideda? Kam skiriamas jo laikas? Štai, sakykime, jeigu pažymėti trikampiuku visą jo laiką, čia aš turiu omeny būtent jo darbo laikas, ne? Tai va, štai šią zoną galima pažymėti kaip konkrečių idėjų nešančių pelną generavimas. Tai yra bet kokie sprendimai, bet kokie veiksmai, kurie tiesiogiai generuoja naudą arba pelną. Šiuo atveju pinigus įmonėje, ne, pinigus verslui. Pavyzdžiui, mūsų vadybininkas savo veiksmų, idėjų, sprendimo dėka surado klientą, kuris nupirks tam tikrą prekių kiekį. Tai yra vadybininkas sugeneravo piniginę naudą kompanijai. Atliko savo tiesioginį darbą, pardavė. Štai šita dalis toliau, laiko dalis, ne? Tai yra laiko dalis, kuri naudojama pasiruošimui arba priimto sprendimo vykdymui. Pavyzdžiui, mūsų pardavimų vadybininkas surado klientą, kuris nupirks tam tikrą prekių kiekį, ne? Ir dabar reikia užbaigti sandorį, reikia išrašyti sąskaitą, faktūrą, gavus pinigus pateikti prekę, o tai reikalauja, tarkim, krovinio pervežimo organizavimo ir taip toliau ir taip toliau. Visi darbai tokie susiję, kad išpildyti savo įsipareigojimus. Tai yra veiksmai, kurie tiesiogiai negeneruoja pinigų, tačiau jei žmogus jų neatliks, mūsų vadybininkas, tai ir pinigus teks grąžinti. Ne? O visa likusi laiko dalis iššvaistoma darbams arba užsiėmimams, kurie lygtais ir reikalingi, bet pinigų tiesiogiai negeneruoja. Pavadinti juos galima štai taip. Bullshittingas. Čia situacija, kai pardavimų vadybininkas kažką lyg ir daro daug ir net pavarsta galbūt, bet tiesioginės naudos tie jo veiksmai neneša. Pardavimų neįvyksta, kitaip tariant, jisai užsiima bullshittingu, ne? Tai yra užsiima nesąmonė. Pavyzdžiui, aš kalbu apie tokius dalykus, kaip, tarkim, sulūžo printeris, reikia nuvažiuoti nusipirkti naują. Arba pataisyti šitą, kitaip sąskaitos faktūros neišrašysi, neatspausdinti. Reikia patikrinti emailus savo, reikia parodyti asistentui, kaip sukuriama Excelinė lentutė. Reikia kavytės pasigaminti. Verslo nišos naujienas reikia pasiskaityti. Reikia pasišnekučiuoti su gražia sekretorė. Arba, tarkim, svetimą darbą kokį padaryti, nes juk
kol pats nepadarysi, niekas nepadarys geriau. Žodžiu, krūva veiksmų, kad tik atlaisvinti savo sąžinę ir pasakyti savo dienos gale, kad kažkas buvo daroma. Žodžiu, supratot mane, ne? Ką aš noriu pasakyti. Visi tokie lygtais nebeprasmiški užsiėmimai ir darbai, kurie atrodo turi būti atlikti, bet iš tikrųjų tai yra viso labo tik laiko gaišimas. Ir tiesiogiai link naujo pelno generavimo tokie veiksmai mūsų pardavimų vadybininko neveda. Ir štai čia, šioj zonoj, gaištama daugiausia laiko. Jeigu mūsų vadybininkas nori metų gale gauti daug komisinių, tai jis turi susikoncentruoti štai šitą veiksmą. Ir kuo daugiau laiko praleisti štai šioj zonai. Na ir jei tikrai neįmanoma deleguoti kažkaip, tai tada ir štai šioj zonai. Ir štai į tokią schemutę galima įrėminti bet kokį mūsų užsiėmimą, kad ir grojimo fortepijonu. Ne? Tarkim, jūs nusprendėte išmokti groti fortepijonu, nusprendėte skirti tam reikalui, sakykime, 30 minučių per dieną, tai va tam, kad gauti naudą iš visų 30 minučių, jums per tą laiką reikia būtent mokintis kažko naujo, kas jūs priartins dar vienu žingsniu prie tikslo. Jeigu jūs atsisėdate ir, sakykime, 30 minučių atsipalaidavęs grojate kažką, ką jau mokate, tegul tai būna vienas kažkoks vaikiškas kūrinukas, kurį išmokot pagrot, bet vat, šis kūrinukas jūs žiauriai veža ir jūs jį grotumėt. Tai vat, jūs visas 30 minučių skiriat bullshittingui. Taip jūs lygtais grojat, lygtais fortepijonu grojat, bet nieko naujo neišmokot. Šios 30 minučių jums nieko naujo nedavė. Arba paimkime mums artimesnį pavyzdį. Nusprendėte, kad susikursite savo prekybos veiksmų algoritmą. Jūs nusprendėte, kad skirsite šiam reikalui kasdien po 30 minučių ir pagal šią schemutę, ką jūs darote. Tai yra, jūsų progresas vyksta tada, kai jūs paimat naują temą, ją perskaitot, sužinot kažkokį naują elementą, nuo tokio pajudėjimo į priekį įgaunat netgi lengvą galvos skausmą nuo naujų žinių. Čia yra natūrali mūsų kūno reakcija, nagrinėjant kažką visiškai naujo. Tai jūs patobulėjat, jūs priartėjat prie savo sėkmės dar vieno žingsnelio. Toliau tam, kad užtvirtinti ir kad neišgaruotų jums iš galvos, jūs padarot praktinius namų darbus. Pavartot istoriją, surandat panašių situacijų, pabraižot savo kažką, parenkat statistiką. Jūs nenorit, kad informacija jums išgaruotų iš galvos labai greitai, todėl turit atlikti veiksmus, kurie padės užtvirtinti informaciją. Ir štai pirmosios zonos ir vyksta jūsų tobulėjimas ir jūsų efektyvus laiko išnaudojimas siekiant savo tikslų. O štai čia vyksta visokios nesąmonės, ne? Tai yra bullshittingas. Tai yra, atrodo, kad jūs lygtais kažką darot, bet iš tikrųjų jūs niekur ne. Pavyzdžiui, kažkokių tai naujienų skaitimas, Facebooko grupių arba puslapių vartymas. Kaip sakiau, šitą schemutę galima pritaikyti bet kokiam užsiėmimui, bet kokiai gyvenimo situacijai. Ne? Pabandykime šios schemutės išspręsti šio video pradžioje iškeltą problemą. Tai yra, kaip surasti laiko prekybą. Tarkim, jūs ateinate namo po darbo kokią 18 val. Vakaro, tai valandą jūs skiriat vakarieniai, sakykime, čia maždaug viskas, ne? Valandą skiriat namų šeimininko pareigoms, valandą skiriat, sakykime, vaikams, jei jų yra, na ir savami suprantama, kokią valandą antrai pusė. Ir štai viskas, jau 10 val. Vakaro. Laikas ruoštis miegui, ne? Laiko kaip ir nebelieka. Bet dabar paimkim tą pačią schemutę ir išskirkim, sakykime, kiekvieną užsiėmimą pagal tą schemutę. Jūs pamatysit, kaip vakarieniaujant, 20 minučių jūs skiriat konkrečiai pačiam vakarienė, ne? Dar kokias 20 minučių skiriat valgio pagaminimui, virtuvės sutvarkymui pas savęs ir taip toliau. O visą kitą laiką, štai sakykime 20 minučių, lieka bullshittingas, ne? Tai yra, jūs truputį telefoną pavartot, truputį ten, truputį šiandien, ne? Ir štai dar 20 minučių jau prabėga. Kaip matot, jei savo užsibrėžit tokį tikslą ir susikoncentruosit vien į veiksmą, tai yra konkrečiai į vakarienę, tai jūs tikrai neskubėdamas pavakarieniausit ir išbraukus nereikalingus veiksmus, jūs sutaupysit savo arba surasit savo, pagaminsit savo 20 minučių savo laiko. Arba, tarkim, jums reikia skirti laiko vaikams, žmonai, vyrui, tai vėl suskirstom ir susikoncentruojam konkrečiai į tą veiksmą. Tai yra, duokit jiems suprast, kad bent kartą per dieną visas jūsų dėmesys visai valandai arba kiek ten laiko jūs skirsit, bus skirtas būtent jiems. Ir skirkit visą tą laiką, sukoncentruokit būtent į tai. Atmeskit, atsikratykit visokių žaidimų telefone, nes jums nuobodu su vaikais, arba ten Facebooko vartymo, kol žmona nemato, arba bet kokių kitų veiksmų, viso to bullshittingo atsikratykit
veiksmų, kurie tiesiogiai nesusiję su tai valandai suplanuotų veiksmų, ane. Ir jūs nustebsit, kaip, sakykim, žmona arba vaikai paliks jus ramybėje, kai jūs norėsit paimti truputį laiko sau ir skirti jūsų hobiui arba mokymuisi. Ir net pradės nuoširdžiai sirgt už jūs. Ir jeigu jūs taip pat paimsit ir suplanuosit arba, sakykim, pagaminsit sau tokį veiksmų grafiką, kur, sakykim, kiekvienam jūsų veiksmui yra po 1 valandą, ir visur susikoncentruosit būtent į tą veiksmą, arba jeigu negalit deleguot, ane, kaip sakoma, tai ir, sakykim, antrą zoną irgi darysit, ane, bet išpjausit visą bullshittingą, ane, sakykim, būtent šiuo pavyzdžio remiantis, tai jūs galėsit sutaupyt sau po 20 minučių valandoj. Ir tokiu būdu jūs turėsit papildomų 80 minučių sau, arba jūsų hobiui, arba mokymasis. Ir štai, tarkim, jūs atradot savo papildomą valandą dienoje, arba 30 minučių, kur galite skirti vien tobulėjimui, tai neišlyskite už šitų ribų. Susikoncentruokite vien į šį veiksmą. Irgi išdalinkit į šią schemutę, kad nebūtų jums bullshittingo, kad kiekvienas seansas priartintų jūs prie tikslo dar vienu žingsniu. Bet irgi praėjus tam laiko, sakykime, jeigu jūs skiriat 60 minučių, jeigu praeina tas laikas, sustokit, vaizdžiai tariant, paspauskite pauzę ir eikite daryti kitą veiksmą. O kitą dieną būtinai sugrįžkite prie tos vietos, kur sustojot, ir tęskite. Tai yra, jeigu jums norėsis vietoj 60 minučių pasidėti 4 valandas, atėmus vaikų, žmonos, vakarienės, kitų užsiėmimų laiką, tai jūsų pakaks, gal 2-3 mėnesių, gal metams. Jei esate labai užsispyręs, tai gal 2-3 metams. Tačiau šeimos palaikymą prarasite, sveikatą prarasite. Tuo tarpu, kai jūs išmoksite ir priprasite prie tokio režimo arba savo nustatyto grafiko, gal teisingesnis žodis grafikas, tai kai išsiugdysite savo tokį įgūdį, užsiimti tuo, ko reikia, susikoncentruoti į konkretų veiksmą duotų momentų, jūs pastebėsite, kad tais atvejais, kai gaunas, kad nepajudėdėt po žingsnių į priekį, kad užsiėmėt bullshittingu visą valandą, tai viduje jums kils toks tarsi vakuumo jausmas. Kils toks jausmas, kad laikas buvo sugaištas veltui, praleistas beprasmiškai. Taikant šį principą arba metodą savo gyvenimą, jūs pajusite su laiku, kad jūsų laikas skirtas šeimai taps žymiai vertingesnis ir prasmingesnis. O tokie dalykai kaip beprasmiškas televizijos žiūrėjimas ir kiti jokios naudos nenešantys dalykai jums savaime dings, savaime atpuls iš jūsų gyvenimo. Jums tiesiog nebeliks laiko beprasmiškiams dalykams. Jūs iki galo suprasite, kad laikas tai yra neįkainojamas aktyvas. Iki galo suprasite ir pajusite frazę prarasto laiko negrąžinsi. Jūs pradėsite vertinti kiekvieną jums duotą minutę, jūs pradėsite vertinti kitų žmonių jums skirtą laiką. Kaip sakiau video pradžioj, kviečiu visus dalintis savo mintim šią temą šio video komentaruose. Siūlykit savo būdą ar metodą, kaip išsprendyti šią problemą savo gyvenime. Jei nusprendėt išbandyti šį mano metodą, siūlytą, tai būtinai pasidalinkit, kas iš to gavos. Gal jūsų išsakytos idėjos padės kam nors tobulinti savo asmeninį gyvenimą. Jeigu nors vienam žmogui šis mano video padės, reiškia, aš savo tikslą pasiekiau ir mano laikas skirtas šio video įrašymui nėra praleistas veltui. Jeigu jūs manot, kad šis video gali padėti kam nors iš jūsų draugų arba pažįstamų rato, būtinai jo pasidalinkite. Na ir jeigu dar neprenumeravot šio kanalo atnaujinimų, tai būtinai tai padarykit dabar. O aš linkiu jums savo laiką leisti prasmingai, investuoti savo laiką į dalykus, kurie turi tikrą vertę, ir atsisveikinu su jumis iki kito karto.